Situacija pirma dalis. Pasakojau istoriją, kaip buvau ekskursijoje kalėjime, dabar bus istorija, kaip buvau ekskursijoje morge. O taip, mūsų kriminalistikos dėstytoja pasiūlė mum nuvaryti ekskursiją į morgą. Nuvažiavom Kaune į kažkokį didžiulį morgą, mus pasitiko kažkoks čiuvas, kuris valandą padarė konsultaciją prieš tai, kai mes pamatysim lavoną. Taip, nes mes pamatysim tikrą lavoną gulintį ir jeigu mums pasidarys bloga, ar mes ten norėsim nueiti į lauką, užsidėjome mes specialius chalatus. Nežinau, kam jie buvo skirti, bet jų reikėjo. Įėjom į vidų per kažkokias labai nejasnas duris. Iškart įėję mes pamatėm didžiulius šaldytuvus, kuriame laiko lavonus. Ir 3 darbuotojus. Vienas iš jų valgė sumuštinius, nors belenkaip smirdėjo. Ir 2 iš jų tiesiog stovėjo ir šypsojosi, lyg čia viskas būtų gerai. Įėję toliau mes pamatėm jau palatą, kurioje gulėjo jau mum paruoštas lavonas. Ir mum pasakė, kas nebijo, ateikit arčiau lavono, kas bijo, stovėkit toliau, nes vis tiek dar labiau smirdės, o mum turi parodyti, kaip jį pjaut.